Sveiki, šiandien nuotykiausime ant Indėnų dievų kalno, aprašyto Artūro Konan Doilio knygoje Dingęs pasaulis. Čia kopiau daug dienų, bridau per upes, maudžiausi po kriokliais, miegojau palapinėje, o dabar susipažinsime, kągi galima rasti ant šio seniausio pasaulyje 1,5 milijardo metų skaičiuojančio kalno. Visas kalnas nuklotas kvarco kristalais. Taip pat persikelsime į naują, visiškai kitokią Venesuelos vietą – Orinoko deltą. Plauksime gilyn į džiunglės pas indėnus. Taigi įsitaisom, spaudžiam YouTube kanale like ir keliaujam. Labas rytas, visas užsimiegojęs esu, geriu rytinę kavą, 6 ryto. Iš tikrųjų naktį buvo šalta miegoti ir varčiausi nuo vieno šono ant kito, bet nieko. Užtenka pusę nakties pamiegoti, kad jėgų būtų kitai dienai. Tai šiandien planuoju apeiti nemažą teritoriją, gražiausias vietas aplankyti ir gal netgi išsimaudyti balose vietinėse, tai jie vadina džakuzi. Yra kur švaresnio vandens, tačiau jis labai šaltas, tai lauksiu, kol saulutė mane pašildys ir tada jau šoksiu. Štai tokių darinių ant kalno yra daugybė. Susiformavo prieš milijonus metų. Rytinį pasivaikščiojimą, apžiūrėti darinių. Tikrai įdomi vietovė, kaip vanduo išgraužęs visokių formų akmenis. Pasižiūrėkit, kokių formų akmuo. Lietus, vėjas suformuoja nuostabius darinius prieš milijonus metų ir dar formuos ir ilgiau. Čia, jeigu pasižiūrėtume, tai tikrai kaip iš kito pasaulio dariniai. Tiesiog kažkas tai įspūdingo. Jūs tik pasižiūrėkite į šį vaizdą. Esu virš debesų, 3 dienas žygiavau ir liejau prakaitą, o dabar skinu vaisius. Tiesiog įspūdinga vieta, trūksta žodžių ją nupasakoti. Indėnų legenda sako, kad šis kalnas yra suakmenėjusi didžiulio medžio kamieno liekana, pasėjusi visus mūsų planetos vaisius ir daržoves. Indėnų protėviai manė, kad dieviškąjį medį su kirviu nukirto Makukenhaimas, neigiamo indėnų legendų herojus. Šiuo metu atsiskyrusiems indėnams kalnas yra šventas. Jie tiki, kad būtent čia skrenda mirusiųjų sielos. Todėl prieš atvykstant europiečiams į Roraimą niekas nebuvo įkopęs, bijojo supykdyti miegančius protėvius ir galingas dievybės.
Pažiūrėkit, kaip bus malonu pusryčiauti tokie nuostabioje vietoje. Na, ne kiekvieną dieną galiu tai padaryti. Gal pusryčiai nebus patys skaniausi, bet ši vieta jos taip praturtins, kad turbūt skanesnių ir nebūsiu valgęs. Visas net geras. Labai įdomu maudytis šiose vietovėse. Vieną akimirką šviečia saulė, šilta, gera, norisi pagulėti. Kita užpučia ledinis vėjas, debesi, tiesiog rėžia per odą. Tada lipi greitai, bėgi apsirengi striuke. Na, ne kiekvieną dieną gali debesise pasimaudyti. Vietiniai maudosi ir kai šalta. Jiems nešalta. Visas kalnas nuklotas kvarco kristalais, tačiau jų pasiimti negalima, nes tikrina kuprines, taipogi lėktuve nuskanuoja ir gali gauti nemažą baudą. Ant kalno galima sutikti unikalią varlių rūšį. Jos labai mažos, tik nago dydžio, užaugusios neviršė 2 cm ilgio, keistos juodos spalvos, su grublėta oda. Prisitaikiusios prie tamsių akmenų, varlių rūšis nykstanti, dėl to privalau vaikščioti labai atidžiai, kad netyčia neužminčiau.
Jūs tik pažiūrėkite šį grožį. Saulės spinduliai lenda pro debesis, apšviečia savaną ir kalną. Na, kažkas stebuklingo. Štai tokie pusryčiai, bulka su sūriu ir džemu, vaizdai ir šuravimas. Sveiki, ketvirtoji diena, leidžiuosi žemyno kalną. Šį kartą vaizdai atsiveria į kitą pusę. Stebiu savaną. Irgi labai gražu, bet žinoma, kalnas tai tikrai buvo stebuklingas. Buvo labai gera jame ir pasimaudyti, ir patyrinėti, ir pasivaikščioti, ir buvo pakankamai sunku ir užkopti. Kaip atominis grybas atrodo. O, šiandien jau baiginėjau savo žygį. Tiesą sakant, nulipau nuo to kalno žemyn ir atėjau čia. Ir dabar aš vėl lipu į kitą kalną. Na jau jėgų praktiškai neturiu, bet dar valandą reikia žygiuoti. Šoksiu po to į upę, pasimaudyti prie palapinių ir ilsėtis. Turiu vietinę alučią, pasigrožėsiu ir raimą pailsėsiu, nusipelniau už visą žygį. Žiūrėkit, koks vaizdas gražus. Vakaras, geras oras. Įsikūriau palapinėje, taip vadinama 1000 žvaigždžių viešbutyje. Pasižiūrėkite, koks vaizdas. Labas rytas. Aš taip pabudau palapinėje, paskutinė žygio diena, su štai tokiais vaizdais. Įspūdingas. Tiek vakare grožėjausi, tiek ryte. Ir pats geriausias miegas buvo. Šilta palapinėje, gera. Baigiau treką, grįžau paskutinę bazę, dabar patikrins daiktus, ar nuo kalno niekas nesineša kristalų ir viskas. Ir tada laukia 11 valandų kelionė iki artimiausio miesto visureigių. Turbūt dar labiau pavargsiu kelionėje, negu einant 4 valandas šiandien. Taigi va taip Venesuelos transportas atrodo. Nuolatos lūkštantis, gendantis, šį kartą išbėgo stabdžių skystis. Na, tikiuosi pataisys ir nereikės važiuoti be stabdžių. Vairuotojas neblogai užgrūdija, einu patikrinti. Neįsivaizduoju, ar jisai pravažiuoja su savo džipeliu, bet kažkaip.
tolyn. Įveikėm sudėtingiausią dalį. Nesvėla tiek daug naftos, kad net miestelėse pompuoja ją. Tiesiog persisunkus žemę, o šalis gyvena skurdžiai. Susiklu vietelę, kur pradėsiu plaukti laivu į džiunglės. Iš karto vaikų krūvelė prisistatė. Čia prieplaukai, tikiuosi mano valtis jau laukia. Dabar porą valandų plauksiu gilyn į džiunglės, po to dar giliau. Beje, matote, kaip plaukia žolės upe. Keistai atrodo čia, tarsi kažkoks ežeras būtų potvyniai išdraskytas. Netolimas kraštas, matote, žmonės skurdžiau gyvena. Čia parduotuvėlė vietinė, tai pažiūrėsim, ką parduoda. Vėlgi viskas už grotų. Vaikučiam padalinau saldainių. Ir liuksas. Tikiuosi plokštas. Ką ten rodė? Šitą saldainį reikia pasimą, atrodo vidurinis pirštas, jeigu neklysta. Bien. Brytė, pažiūrėkit, kas užlipo ant manęs. Tiesiog nuostabus tarantulas. Taip švelniai vaikšto per ranką. Sustojam pasistiprinti, atsigerti ir šioje vietoje vietiniai žmonės pardavinėja rankų darbo suvenyrus. Įvairias lėkštutės, apyrankės, vazonus, kuprinės, netgi hamaką galima parsivežti namo. O kainos neblogos. Indas nuo 5 iki 10 dolerių. Čia kol kas civilizuota gyvena, bet labai nekantrauju nuvykti, kur necivilizuota. O ten jau bus labai įdomu. Viskas čia auga pas juos, gražiausi bananai jau sunokę. Štai naudoja vietiniai šią trintuvę, kad susitrintų įvairiausias kruopas ar žoleles. Pastebėkit, su kuo žaidžia vaikas, ką turi rankose. Plaukiu gilyn į Orinoko džiunglės. Oras nuostabus, šalia upės žaliuoja neįžengiami miškai. Čiulba paukščiai, virš galvos skraido papūgos.
Pagaliau priplaukiau vietelę, kur nakvosiu džiunglėse. Labai gražiai įrengtus namelius iš vietoje randamų statybinių medžiagų. Tiltai iš medžių, namelių sienos iš bambuko rąstų, stogai iš palmės lapų. Viskas tradiciška ir labai gražu. Tai su tokiu gėrimu sutinka. Kokosas, įpila šiek tiek romo. Naragaujam gėrimuką. Kokosas su romu. Ne, iš tikrųjų labai skanus. Koko lioko. Išgeri kokosą ir tampi lioko. Pakvaišęs. Einam apžiūrėsim kambarį. Sakė, bus įdomus. Labai tvarkingas, gražus kambarys. Visur aptrauktos lovos tinkleliais nuodų. Tikiuosi naktį nieks nesukas. Papugėlės atrodo tarsi netikros, bet labai gražios, kaip iš filmuko. Keistas derinys. Šuo, papuga ir romas ant suoliuko. Sėdžiu sau, ilsiuosi ant kėdės. Papuga užlindo. O, pas mane ateina. Geras. Ką darys? Žiūrim, kas bus. Dar gyvenime niekas nebuvo iš papugų giminės užsiropšti ant mano kėdės. Geras. Čia vietiniai žiūri. Čia tai gyvenimėlis, ką? Taip, taip. Tiesą sakant, net baisoka, žinokit. Kad tokių kokių neišdraskytų. Na, čia jau mano draugė bus. Arba ne. Nusprendė, kad jai geriau nuskrist. Na, jeigu jiem buvo įdomu, tai iš tikrųjų ne kasdien papuga ateina pas žmogų. Ačiū, kad kartu keliavote. Tikiuosi patiko Venesuela. Lauksiu jūsų kitoje dalyje. Laiką leisime Varao indėnų kaimeliuose. Pasižiūrėsime, ką valgo, kur miega ir kitas įdomybės. Nepamirškit prenumeruoti kanalą ir dabar paspausti like. Iki.